Sveiki, čia Seimo nario vlogas, o aš Marius, nors šiandien sustokime, nebeliekime, numeskime tempą, išjunkime šitas ikonėlės, kurios yra šonuose ir kol turime galimybę, mamos dienos proga padėkokime savo mamai. Sugrįžkime į namus, apkabinkime, jeigu tokios galimybės neturime, paskambinkime. Koks vienintelis žodis pasaulyje reiškintis tą patį visomis kalbomis? Tai yra mama. Tai žmogus, kuris jums esant bet kokioje sudėtingoje situacijoje, jeigu jūs skaudės, jeigu lūškoja, jeigu jūs paliks draugė ar draugas, kas bebūtų, jeigu ant galvos užkristų plytą ir jūs prarastumėte sąmonę. Kas grįš iš Skuodo į Raseinius, iš Vilniaus į Biržus, gal net iš Indijos sostinės į Miami, kur jūs bebūtumėt. Tai yra vienintelis žmogus, tai padarys mama. Niekada jūsų nepaliks, visada jai rūpėsite. Niekada nelaikykite pykčio ant mamos, nes vieną dieną šio žmogaus jūsų gyvenime nebeliks. Ir jeigu tavo mama turi Facebooką, užtagink ją šiame video. Ir tai nėra tikrai kažkoks naudos siekimas iš mano pusės, tai yra tiesiog mano nuoširdus sveikinimas visoms mamoms motinos dienos proga. Tad jeigu jūs esate mama ir žiūrite šitą video po taginimo, reiškia, sūnus ar dukra jūs myli. Nu, čia gal ir besąlygiškai ir šiaip myli. Taigi, sveikinu visas mamas motinos dienos proga. Mama, tu visada buvai šalia ir visada palaikei. Kai pridariau į kelnes, tu jas išvaliai. Kai griuvau veidų į balą, tu mane pakėlei. Kai ėjau į mokyklą, tu palydėjai ir mane pasitikai. Užauginai žmogumi, į gyvenimą išlydėjai. Ačiū tau labai, liksiu dėkingas amžinai. Dabar išeikime į gatves, pakalbinkim mamas, dukras, kitus žmonės, paklauskime, ką jiems reiškia žodis mama. Tai pats geriausias žmogus pasaulyje. Šeima. Rūpestis, žmogus, kurį aš be galo myliu. Oi, labai daug. Mylimiausia moteris. Jūs esat brangiausias žmogus pasaulyje. Kartais to turbūt vaikai nepasako, bet turbūt, kad žinotų jos, tai nepamirštų, kad ir nepasakom kartais. Sunku, pats sunkiausias universitetas, iš tikrųjų. Iš visų ir pats maloniausias, ir pats sunkiausias. Man atrodo, tie, kas sako, kad yra lengva būti mama, tai matyt kažką biškį nutyli. Aš, žinot, supratau vieną dalyką, kai gimė mano vaikas, tai man va taip čiukšt įsijungė tokia lemputė ir galvoju, dabar suprantu savo mamą, ko jin ten sakydavo, kada grįši, kada pareisi, nesivazok su bernais. Sveikatos, kantrybės ir prisiminti, kad visi vaikai anksčiau ar vėliau yra labai dėkingi. Savo mamai norėčiau padėkoti už visus metus, kuriais jinai manim rūpinosi ir kuriais vis dar rūpinasi. Galbūt atsiprašyti už kokį nors žodį, kurį pasakiau ir palinkėti visos stiprybės, visos meilės, kurie jinai skleidžia žmonėms ir tikiuosi, kad lygiai taip pat aš tą meilę skleidžiu ir jai. Mamos diena! Ir naudodamasis progą norėčiau padėkoti savo mamai, kad užaugino mane tokį, koks aš esu. Gaila, kad valstybė ir valdžios žmonės nesugebėjo pasirūpinti Lietuvą, kad visi provincijos kraštai nyksta, kad nebelieka darbo ir tu privalėjai išemigruoti dirbti svetimoje šalyje. Bet aš pasirūpinsiu, kad tavo senatvė būtų prasminga. Ačiū tau labai, myliu ir iki.